ką, bičiuliai, grįžom su Alfa į dirbtuvės. Dabar nukelinėsim nuo tralo ir varysimės į vidų. Ir prasidės darbai. Kai prasidės darbai, viską filmuojam, rodom jum ir žiūrim toliau. Tai ką, sveiki draugai, sugrįžę į 101 Customs. Šiandien turim Alfa Romeo. Tęsim temą apie ją. Tuoj biškį įsilaipinsiu. Tai va, grįžo pas mus į dirbtuvės. Galim tęsti darbus. Tai kaip matot, vaizdas jau yra. Aišku, sudėjom faceliftą. Biškį naujesnis, gražesnis. Ir aišku, po biškį tampa quadrifoglio. Tai visa bėda, kad teko išimti variklį, teko daryti lonžeronus iš vidaus. Tai turim pjovimo žymės, tiesinimo žymės, aišku, kurias sutvarkysim. Biškį šitoj pusėj dar. Ką ten gero radai? Nieko, rodau, kaip meistras padarė gerai. Su varžtai susuko kaip priklauso. Suklijavo aliumą prie metalo. Tai kaip ir matėt, ratas buvo nustumtas į šitą pusę, tai kėbulą taip pat sutvarkė visą. Tai planas yra toksai, viską įsiardom, nusiema visą priekį, sparnus, kapotą, susitvarkom lonžeronus, nusišpakliuojam, nusigruntuojam, nusidažom ir keliauja mašina atgal, kad įdėt variklį. Įdedam variklį ir tada galim tęsti darbus prie kėbulo. Aišku, kaip matėte, tarbegai išvežti. Turėtų grįžti gal už porą savaičių, už savaitės. Ir po biškį bus vaizdas. Jo, dar klausimas, ką darysim dėl duslintuvų. Nes quadrifoglio galinis bumperis yra su labai didelėm skylėm. O čia bumperis yra su labai mažytė skylė, ne? Jo, bet manau, kad tai nebus didelė problema. Yra tų duslintuvų meistrų, padarys, manau. Jo. Kažkada padarėm iš Alfa Romeo 156 paprastos, tai padarysim šitai. Tai va, tai ką, judam, dirbam, žiūrėkit, neišjungit mūsų. Dar pabūkit. Pabūkit. Tai ką, prasiradžiau realiai visą priekį, nusiėmiau, liko kapotas, galiu parodyti, liko kapotas, viso priekio nebėra. Čia įdėjau naują dalį, čia per sudūrimą, sekantis sudūrimas grįžo atgal į vietą
ir viskas. Čia gražiai padarysim, hermetikus aptepsim, kur reikia, kur buvo originaliai. Toliau čia panaikinsim siūlės. Čia, kur buvo paskutinis lenkimas irgi. Viską pasutvarkysim. Tai ką einam, pučiam rūgštinį gruntą, kad netyčia nepūtų. Paskui po visko jau į vidų pripūsim vaško ir bus ledas. Tai kaip matot, darbai pusėjo, įsipurškiam rūgštinių gruntų. Aišku, ant pliko metalo būtinai tą reikia padaryti, nes kitaip rudys ir užsidėpiam špaklius. Tai kol išdžiūs špaklius, biškutį palauksim ir galėsim šveisti. Vakarykštė diena praėjo visai neblogai. Susišpakliavom, nusišveitėm visas siūlės, viską ką reikėjo. Darius greitai šoko, nugruntavo viską ir nespėjom nufilmuoti. Tai nepykit dėl to. O šiandien beliko nusišveisti gruntą ir užpūsti mėlyną spalvą automobilio, kuri priklauso. Tai yra šita. Gražiai užpūsim irgi visur. Čia va, kur apibraižyta. Čia, kur gruntas. Čia, kur lonžeronai buvo tvarkyti. Čia tvarkytas. Tai va, ir bus kaip nauja mašinėlė. Tai, manau, kimbam į darbus. Ir to viskas bus padaryta. Realiai po šito vešime tiesiai pas tampytoją, kad įdėtų atgal motorą. Ir kai įdės motorą, vėl grįžta pas mumis ir realiai pabaigiam viską, visą išorę, visą vidų. Kapotas, sparnai, buferis, vidus visas, matot, dar airbagas iššautas stovi. O, lemputės gražius. Tai va, dar airbagų ištvarkymo dar net gavom, tai viskas eigoje. Čia yra, kaip sakoma, ilgiausiai užtrunkantis dalykas, nes pas juos ten eilės, taip toliau panašiai, žodžiu, nesmė. Tai va, tai nusirinksiu paskutinius čia šudukus visokius, kad nieks netrukdytų dažymui ir kaip sudažyti, viskas, žiūrėkit. Tai kaip ir pabaiga viskas, gruntą nusišveitėm, kur neprieinamos vietos šveičiam su kempinėlė vadinama, skočiu. Ir ką, apsiklijuojam viską ir galim įsidažyti variklio skyrių. Tai ką, bičiuliai, kaip ir matėt, nusidažiau ką tik visą variklio skyrių. Galit pasižiūrėti. Realiai viskas kaip nauja. Čia prabėgau irgi, kad būtų vienodai su kita pusė, kad paskui nebūtų kažkokių tais neatitikimų. Čia irgi naujai perdažyta. Tai va, vakar viską apsiklijavom. Vakar užsimečiau vieną sluoksnį, šiandien atėjęs užsimečiau dar vieną sluoksnį. Ir žodžiu, kaip ir variklių skyrius baigtas. Dabar važiuoju pas tampytoją, reikia susiskambinti. Pažiūrėsim, kada priims, nes mūsų kitas projektėlis stovi dabar kaip tik pas jį. Ir kai tik atsilaisvina vieta, vežam Alfa, deda į motorą ją ir vėl grįžta pas mane. Tada seks visų kėbulo detalių paruošimas, dažymas, tai galinis buferis, kapotas, sparnai ir
priekinis buferis, kuris dabar yra išvežtas plasmasistui, kad užlituotų skylės kelias. Su galiniu buferiu turėsim biškį reikalų, nes Alfos buferis visiškai neišsiardo, nei gratelės neišsiema, nei... Tiesiog dabar, kaip matot, yra vientisas buferis. Nėra jokių, to prasme, kad išardyti kažką išimt. Tai va, o aš manau, kad šiam kartui kaip ir viskas, aš atsisveikinu. Ir nepamirškit pasubscribinti, palaikinti mumis ir pakomentuoti po šiuo video, ką matėt gero, ką matėt blogo ir gal kažkokių pastebėjimų turit, taip kad rašykit. Iki.